Sveiki visi sugrįžę į mūsų laidą, dar vieną pankosą. Studentas savybės, irgi turime šiandien naują svečią. Aišku, mūsų dvejulė tarp vedėjų nieks nesikeičia, aš Martynas ir mano kolegė Vika. Tad šiandien turime labai įmonės vadovą, Judesio DNR, Paulių Steponavičių, kuris irgi yra buvęs tas pats kolegijos studentas. Taip. Kaip irgi. Ir pasidalinsim, kadangi tą patirtimį jo patį kelią ir atsidavimą pačiam kineziterapijai pačiai. Ir paskatinti taip tos pačius studentus ir žiūrovus, kurie kad reikia judėti, ne? Ir kaip galėtum pasakyti? Taip, sveiki, sulaukė penktadienio, baltos žiemos, Lietuvos pergalės gal vakar prieš Didžiąją Britaniją. Taip, jeigu kalbant grįžtant prie judesio, taip, aš visada pasakau ir sakau, kad judesys išgelbės pasaulį, okay. Bet kiekvienam skirtingas. O kad kažkur čia tas atsiranda, kakame šitas šuo pakasas labiauėtum atskleisti? Mano gal filosofija kineziterapijos, tai yra 16 metų patirties, tai gilinuos, praktikuoju ir išėjo tas, kad judesys išgelbės pasaulį. Fainiai. O tai kaip prasidėjo jūsų kelias į kineziterapiją? Taip, esu ne tik kineziterapeutas, bet labai myliu krepšinį. Ir jau žaidžiu gal mėgėjiškai jau dabar 25 metus. Ir kai žaidžiau krepšinį 11 klasėje, turėjau čiurnos traumą. Čia kaip sakant, mes dar tiek net nepragyvenom. O tai buvo labai senai. Visą. Taip, ir patyriau čiurnos traumą ir papuoliau pas kineziterapeutus, ligoninės, Panevėžio ligoninės kineziterapeutus. Ir ką, sužavėjo jų metodai, jų gydymas ir sakau, būsiu kineziterapeutas. Ir žinojau, kad mano bus kelias kineziterapija. Tai va, 16 metų esu jau kineziterapeutas ir gydau žmonės. Tai vienas toks atrodo paprastas dalykas, kad čiurnos patempimas, kai gali atrodo, kiek pakeista tokį patį požiūrį. Tai ar grinai tik tais buvo tas momentas, ar nebuvo, kad, vis tiek, ta prasme, ar aplinka buvo tave įtakoja tą pačią kineziterapiją labiau pasirinkti, ar ta prasme, kaip, ar tiesiog, kad vienu momentu, kaip tu sakei, tiesiog dėl čiurnos, pamatyti tą prasme, kad tu gali pakeisti žmogaus tą būseną, kaip jis juda, kaip jis elgiasi, savotiškai to jo savijautą. Ar tik tas, ar kažkas buvo daugiau? Ne, yra ir dar daugiau. Mano mama seselė, slaugytoja, dirba jau daugiau nei 40 metų chirurgijai ir aš augau prie medicinos, prie chirurgų ir mačiau tą pagalbą, gydymą, slaugą jau nuo mažų dienų. Jau būdamas 7 metų mamai leidau į raumenis vaistus. Tai jau pradžia jau buvo nuo vaikystės. O nebaisu būdavo? Ne. Baisiausia buvo gal, kai močiutė leidau magnezijų į vieną 16 metų ir įsipūtė, nebuvau pataikęs į vieną. Bet ištraukiau greit, kitą ranką turėjo močiutė ir tada viskas prasidėjo toliau. Man bent iš karto vaizdas toks pasiėmė, kur žmogus, tai toks, kur net neįgailė šiek tiek suleidė ir viskas gerai. Eik, man rankos drebėti negalėčiau. Tai lydėjo mane jau nuo vaikystės. Fainiai. Ir tik tai paskatinau, būdamas traumuotas. Ir tada vis tiek žingsnis po žingsnio skaičiau, domėjausi ir prasidėjo kelias Panevėžio kolegijai. Tai jau po 12 stojau į Panevėžio kolegiją ir 3 metus mokinausi. Bet šitas atrodo, kur tu savotiškai sukuręs tavo pasaulis, gal net kartais iš tave iškelia į tavo tą tikslą, ta prasme, atranda, ta prasme, kokį kryptį. Tai tas gal net galima pareiškinti, kad tie negražūs momentai, ta prasme, arba sudėtingi momentai gyvenimo kartais yra gal ilgainiui vieni geriausiai, gal tokio vos negauna. Taip, tai patirtis ir matymas, bendravimas, buvimas ir taip iššaukė mano profesiją, meilė profesijai. O ar buvo momentų, kai svarstėte keisti kryptį? Ir kas padėjo neprasidėti? Ne. Toks kategoriškai, ne? Visiškai ne. Visas. Ajai. Reiškia, buvo užsibrėžtas tikslas ir viskas. Jau, pasąmonė buvo. O tai kokie buvo pirmieji tavo profesijos karjeros žingsniai? Taip, kol studijavau kineziterapiją, buvo praktikos
praktikos ir Nemuno poliklinikui, slaugos ligoniai, į namus eidavau ir pradžia jau buvo tokia. Tai mes šiaip ganėtinai turim daug irgi pačių studentų, kurie eina ir jie dažnai lankosi ir atlieka praktikas, Panevėžio, kad tas ligoniniai, pačioje irgi praktika. Kaip tu pavertintum, ta prasme, pačią patirtį joje, ar ta prasme, ar gerai, irgi savotiškai paruošia žmonės, ta prasme? Taip. Mano nuomonė, kad būtina praktika ir ligoninė, ir slaugos ligoninė, ir su vaikais, neįgaliais galbūt vaikais, ir kuo daugiau praktikos, tuo tada žmogus bus profesionalesnis. Orientavimas, aš žinau, kad tas mokėjimas atpažinti situacijas, ar ne? Taip. Okay, tai įdomu. Žinoma. O su kokiais iššūkiais teko susidurti būtent šioje sferoje? Taip, jeigu kineziterapija, kai tu ką tik baigi ir tu ateini dirbti, žalias galbūt, neturi praktikos, o čia tau duoda, pavyzdžiui, po priekinio kryžminio raiščio operacijos žmogų ir va tau, imk. O tai ką dabar daryti? Bet nepasiduodi, nepasimeti. Aha. Grįžęs namo skaitai, klausinėjai kolegų vyresnių ir taip žingsnis po žingsnio, step by step. O nebūna, kad toks nesimato, kur toks gali išveidą, kur žmogus pamato toks, o toks, kaip neišduodi iš savęs, kad toks nežinai, toks tipo, o jeigu kaip čia dabar daryti, kad kaip greit susakėsi iš tos pačios situacijos. Tai mokinausi iš mamos, tada apie moksluose iš dėstytojų ir po 16 metų mane sunku išmušti iš vėžių ir turiu storą odą. Bet šiaip, klausimas, daug, kaip galvoju, ta prasme, ar dažnas yra pasirinkimas, pažiūrėjau, kineziterapeutų būti, ar ne? Ir kaip galvoju, kaip atpažintum ar žmonėm, kad tai ar jiems, ar tai nėra labiau jiems? Pirmiausia, dabar yra net ir karjeros dienos. Pasimatuok profesiją. Tai pas mus į Judesio DNR ateina būsimi galbūt studentai, moksleiviai ir jie matuojas profesiją. Ir kaip sakau, nebijoti liesti, nebijoti palpuoti, nebijoti testuoti. Kas mokinasi, tas ir bus profesionalus savo srities žmogus. Fainiai, smagu. Tai, dar prieš šiandien turime irgi naują irgi svečią. Taip, galima. Tai irgi, kad jeigu girdite tą patį kažkokį garsą, tai tiesiog irgi yra Paulius sūnus šiandien studijoje. Tai labai smagu, kad palaikom mažus ir didelius visus. Taip. Jis nežinau, ar bus kineziterapeutas, bet dainuoja nuo mažų dienų. Jau muzikinį potraukį gal jau turi. Taip, meniška. Super. O tai koks darbo patirtis tau labiausiai užaugino kaip specialistą? Taip. Pradėjau nuo senelių, vaikų, suaugusių operacijų, traumų, bet per gyvenimą daugiausia lydėjo sportininkai ir po operacijų traumų žmonės. Tai mano varikliukas yra atstatyti po operacijų per reabilitaciją. Ir kai mokinausi, dažnai bendraudavau su ortopedais, chirurgais ir jie kviesdavo į operacijas, aš asistuodavau jiem ir po to... operacijas? Taip, būdavau, pavyzdžiui, peties, klubo, kelio ir padėdavau ir užsiūti ir tokius plėstukus laikyti, yra ką veikti. Ir jie visada sakydavo, per stok iš kineziterapijos į, tarkim, ortopediją. Nesakau, jūs pjaukit, aš po to atstatysiu žmogui, jo funkciją, skausmą sumažinsiu ir padėsiu. Bet čia toks ir pasirežimas, ir toks atsidavimas, tai ką gali išgirsti iš tų pačių žodžių, kad toks, čia dalykas ir aš toks tipo, kur... tas, kur atskiria, kad vienas iš kitus profesionalų, kad atsakai, ta prasme, ne į kitus dalykus ir tiesiog, kad to susifokusuoji. Toks man bent jau savotiškai kietas dalykas. Dėkui. O yra buvo atveju, kai nepavyko atstatyti sportininką ir nebegalėjo grįžti? Tai priklauso nuo daug aplinkybių. Nėra, kad vienas kineziterapeutas atstatinėja sportininką pavyzdys. Taip, turi būti komanda nuo
nuo sporto psichologo, gydytojo, kuris turėjo operaciją, traumatologas, ortopedas ir visas susideda į komandą. Tai nėra taip, kad vienas žmogus ir viską padarai. Bet teko, kai komandose dirbi futbolo, krepšinio, nėra, pavyzdžiui, gydytojo, tu esi viskas, ir psichologas, kineziterapeutas, ir nežinau, viskas viename. Tai tu turi daug dirbti, ir naktį skambindavo, ir tu važiuodavai, ar ten pasakydavai, ką daryti, ir panašiai. O tai kaip tas subalansavimas, ta prasme, kai atrodo, šiandien dienai girdim tą patį posakį, kad jaunas žmogus nenori dirbti šiandien dienai, ta prasme, toks, kad jeigu jo yra, kad kažkur pasamdo, ar dar kažkas, kad darbdavys, tai yra dažniausiai toks, kad būtent man tik tas toks darbas ir viskas, aš tada ne, arba... Tai yra, ką tik baigęs žmogus, aišku, neturi patirties, gal praktikos, bet... Sako, aš su seneliais nedirbsiu, aš su vaikais nedirbsiu, aš tik noriu su sportininkais, pavyzdžiui, dirbti. Ne, tu turi įgyti praktikos įvairioj ir tada galbūt su praktika eiti į tą sritį, kurį nori. Bet nėra taip, kad, lengva, 1, 2 ir ten gali padaryti. Ir pasimeta jaunimas. Tai... Aš bent jau mano požiūriu, kad kaip jaunas žmogus ir einantis į darbo rinką tą pačią, kad aš ką galiu sakyti, kad tas pats, kad galima, žinot, pasakyti, kad savo skirti laiką ir prakaitą tą patį. Kaip jaunas specialistas, kad tu toks, irgi, kad, kaip bent jau man sakyta, tėvai toks turi būti kaip kempinė, kad jeigu kažką gauni, ta prasme sugert, ta prasme ir tas viskas, ką žinias. Tai reikia pačias. Tai gerai, kaip gimė idėja atidaryti savo kliniką, juk galėjot visada dirbti kitoje įmonėje. Taip, būtent. Taip, tai pirmiausia, po kolegijos stojau dar į Kaune į LSU sporto universitetą magistrą. Per tą mokslo žinias, mokslo praktiką, darbus visada turėjau tikslą turėti mažą kabinetėlį ir gydyti žmonės. Gveldinau, taupiau, saugojau stalčiuje galbūt ar dar, bet idėją turėjau. Ir kas atsitiko 20 metais? Karantinas. Tai ir paskatino per tą laikotarpį susirinkti visą informaciją, dokumentus, ką reikia užpildyti. Tai yra ką veikti ir su žmonos pagalba kartu kūrėm pavadinimą judesys ir ką padaryti. DNR, ir gavosi judesio DNR, kineziterapijos klinika šiuo metu. Tokia kaip ir tavo misija, kaip ir tu sakei, kad... Ateik, atidarysiu tą tyrelę, ateik, drąsiai, ateik, atidarysim. Intarpas, mažas intarpas, maži vaikai nori tyrelių. Taip. Reikia rūpintis mažyliai. Taip, prašau. Kad irgi, kaip man sakydavo, kaip tėvai, kad nevalgysi košės, neužausi didelis. Taip, tai šiuo atveju tyrelė. Taip. O kaip, pavyzdžiui, būnant, kaip tas jaunas specialistas, bet tas, kaip priėmė tą patį riziką, kad pradėti tą patį verslą? Taip. Kad nes, ir sakytų kiti dažniausiai žmonėm, kad yra saugesnis tas dalykas irgi, kad pasilikti, kaip Vika sakė, kad saugiam darbe, o ne tai, kad pradėti ant savęs, ta prasme, kad toks vienas žingsnis į priekį to kažkokios savos ateities. Taip, tai labai svarbu šeimos palaikymas, specialistas, noras, aš ėjau ir žemė, ir kalnais, ir upė, taip, ir kas įvyko per mano atsidavimą darbui, meilę profesijai, žmonės ateidavo pas mane ir aš juos gydydavau ir tai paskatino tas dar tvirčiau žengti tą žingsnį. Labai šaunu, skanu buvo. Taip, prašau. Auksi didelis. Taip, auksi didelis. Bėk. Tai va, o buvo irgi minti, buvo pamečiau. Tie vaikai. Toks melumas, žinai, to pačio vaikučio, toks žiūri, toks kaltas ir pakuotas, kaip sako, mielas. Bet pats, kaip jau, gal Vika, ką turi pasakyti, gal prisiminsiu. Na, aš toliau apie kliniką, tai kuo jūsų klinika išsiskiria iš kitų? Aš tai pasakysiu, jeigu turi meilę profesijai, tai
pas žmonės eis pas tave ir dirbsim. Tai mūsų yra klinikoje 9 darbuotojai, tikrai matau, jie yra atsidavę savo darbui, kas su kūdikiais, kas su vaikais, kas su suaugusiais, po traumų, operacijų, sportininkais. Ir tas yra, mato žmogiškumas žmonės. Mato, kad ateina, dirbi ir yra rezultatas. Ir vienas iš marketingas galbūt yra mažesnis mūsų judesio DNR, bet iš lūpų į lūpas žmonės ateina. Ir dabar tikrai mes esam Panevėžy, aš tikiuosi, kad žinomi ir gydom žmonės. Taip. Tai tas žmogiškumas. Taip, žmogiškumas, taip, ir profesija, taip, profesija, praktika, profesija. Bet va tas suderinamumas, kaip galvoji, kokios tas pačios charakteristikos to pačio žmogaus, kad pasirinkant tokį kelią, ar ne, kad ar galvoji, kad jis yra tie žmonės, kurie pasirinkę būtent kineziterapija, kuo jie žmonės, ta prasme, yra jiems įdomus savo tas dalykas? Tai manau, kiekvienam žmogui profesionalų yra patirtis, turbūt gal moksle, gal namuose, gal padėjimas, išgelbėjimas gyvybės, galbūt vaiko tas, jeigu dirbi su vaikais, nuoširdumas, juokas, žaidimas ir padedi sportininkui, tarkim. Jeigu jis turi traumą, reikia greitai išbėgti aikštelę, greitas atsistatymas ir pamatai rezultatą, ir tada vienam, kitam ir tu pasijauti. To dalimis? To dalimis, taip. Nes aš sakyčiau, kad ganėtinai tai tas specialistas yra kaip irgi tokio dopamino vežantis, ta prasme, manyčiau. Taip. Nes jeigu ką ir sakai, kad tas būtent greitai čia reaguoti į tą pačią situaciją. Tarkoj. Taip. Arnai. Ateik, Arnai. Oi, ateik. Ateik. O papa. Gerai, pakalbam. Turėsim dar vieną kalbėtoją. Taip. O kaip sakykit, pavyzdžiui, kuo tavo klinika išskiria jūsų nuo kitų pačių? Tai jau šitą atsakymą. Taip, tai jau atsakymą. Taip, aš jau pažiūrėjau, Arnai. Taip, Arnai, tai išmušė iš vėžių. Gerai, tai kuo sunkiau būti, ar puikiu kineziterapeutų, specialistų, ar įmonės vadovu? Taip. 16 metų esu praktikas, tai turbūt lengviau galbūt būti praktiku. Įmonės kineziterapijos sveikatos priežiūros įstaigos vadovų yra sunkiau, tikrai. Aha. Padalšim bišp tą pauzę tiesiog, kad gal Arnas, kad norės gal atsigerti arba atsisės. Žiūrėk, nusiramink, dabar mes kalbam, taip, nubėk tenai pažiūrėti, ar yra dar tyrelių. Tarkoj. Tai šitą tą paskui galėsim iškirpti tą. Tarkoj. Gerai, tą pakalbėjom. Dabar pakalbėkim darbai su žmonėmis ir bendruomenė, ar ne? Ar tenka dirbti su vaikais, sportininkais ar seniorais? Tai kadangi, kaip ir sakai, kad tenka, bet klausimas, su kuria grupė dirbti įdomiausia ir kodėl? Tai žmonės, kurie yra po operacijų, traumų ir sportininkais. Man varikliukas yra čia. Tas, kad sportinis azartas, ta prasme, kad žmonės vežantis kažkuo jie yra, kad to didesnio tikslo, ar kas būtent? Greičiausiai, kad didžiausia patirtis su jais. Taip, ir tarkim, po operacijos yra tam tikri laikotarpiai ir rando, žaizdos užgėjimas, randas galbūt atsiranda, tu jau žinai, ką daryti. Jeigu trūksta amplitudės, tu žinai, ką daryti, lenkimo tiesimo amplitudę padidinti. Jeigu raumuo nusilpęs, stiprinti raumenį. Ir plius nepamiršti, kad ne tik galūnė, bet yra visas kūnas. Tai dirbti su visų kūnu. Ir jo mintimis, ir jo protų žmogaus, kad padėti gydyti. O gal turite kokią istoriją, kuri paliko didžiausią įspūdį? Istorijos kiekviena galbūt yra skirtinga ir savotiška, bet kiekvieną kartą atėjus į darbą ir padėjus gydyti žmonės, tai yra man gera, kad visus žmonės, jeigu padedu, gydau, tai yra super. Ką dažniausiai patiri, patartum studentams ar pradedantiesiems kineziterapeutams? Taip, nebijoti liesti žmogų, taip, pirmiausia, nes pas mus ateina praktika. Taip, paliesti ranką, koją, galbūt žmogus vyresnis, galbūt turi kvapą, galbūt ten dar kažkas yra, gal žaizda, gal siūlai. Ir
Ir bijo, kai kurie bijo, ne visi be abejo, bet tu turi ir mes ir esam priemam studentus ir mokom, rodom ir sakom, nebijot, reikia čia ir dabar. Tu baigi, būsi mūsų kolega būsimas, tu turi dirbti ir tu turi nebijot. Na, aš įsivaizduoju, jeigu ten susiūta šiulės baisulės. Taip. Ten... O jeigu prakirtų dar kažką, kas bus taksipa, išbėgs kraujas. Taip. Nes bent jau man toks atrodo, aš nežinau, kaip aš draugaučiau, kai pamatyti, kai brolis irgi yra pats slaugytojas. Taip. Ir kada ateina, kur sako, kur pamatai tenais skylę, kur ta prasme žaisė, kur tu gali vos net sako, kad tu kumštį, sako, kiaurai ta prasme pradės ir tau reikia jau subentuoti dar kažkas. Ir aš tas, aš tai nežinau, ta prasme, kaip, jeigu ne gulšiom neatsigulčiau pats, atrodo, to vaizdo, tai nežinau. Fontaną eina iš dilbio, tarkim, nes ten kur. Toks vieniems klausytam galvos, kur aš čia papuoliu, kitiems galvos, mano stilius. Taip, pavyzdžiui, aš turiu praktikos, dirbu ir Panevėžio ligoniniai, tai dirbdavau parom ir tekdavo gelbėti irgi gyvybės. Tai gyvenime gal 6 teko gelbėti, vienos neišgelbėjom su reanimacijos brigada, bet ar sprengimas, ar uždusimas, sąmonės netekimas, tu esi medikas pirmiausia, ne kineziterapeutas ir tu turi čia ir dabar, jeigu tu moki ir turi praktikos, turi čia ir dabar padėti žmogui. Taip. Gerai, o dažniausiai žmonių daroma klaida su savo sveikata. Ką galėtum pasakyti, kad iš savo, tos 16 metų patirties? Taip. Žiūri TikTokus, žiūri internetą, kartais klauso kito žmogaus patirties, kad ir, tarkim, kelias tas pats operuotas meniskas ir tą patį reikia daryti. Ne, kartais yra netinkama ir savo meškos paslaugą pasidaro ir dar blogiau. Na taip, kiekviena situacija skirtinga. Taip, kiekviena situacija skirtinga. Aš bent jau, ką dabar ruošiantis be šitam pokalbį, irgi buvau pasižiūrėjęs, kad įdomios statistika, toks fun fact, kad apie bent jau rašė 60% žmonių sėdi kaip 6+ valandas daugiau, ta prasme, negu praeita kokia, karta, ta prasme, kaip bent jau, jeigu tas pagalvojus, kad anksčiau kaip būdotinis 2-3 valandom gaunas, kad mes jau mūsų kartą vis daugiau sėdėm ir ten pripažina vos ne kaip 4. didžiausia klinikinė, vos ne kaip šala ir mirtis, ta prasme, gaunasi, kad tas pats sėdėjimas. Ar galėtum man patikslinti? Aš taip pasakysiu, mes ir dabar irgi patys sėdėme. Toj darysim. Taip, tai reikės po to, kai pabaigsim laidą, eisim mankštintis. Gerai parodys. Čia buvo per Europos beisbolo 5 čempionatą, turėjau Petkevičaitės bitės paskaitą apie sėdimą darbą ir kineziterapeuto darbą, pagalba, kurie sėdimą darbą. Tai va labai irgi įdomi irgi patirtis, tai sakau, jeigu turi sėdimą darbą, dažniau daryk pertraukėlės. Tai stok, tai pavaikščiok, tai atsigerk vandens, tai pasilenk, gal nukris netyčia tušinukas, pasilenk padėti išlėti. Tai va ir taip toliau, bet esmė daryk pertraukėlės. Aš šiaip esu girdėjęs tą dalyką, kad yra geriau daryti, kaip tu sakei, dažnesnės tas pertraukėlės negu ilgesnės. Irgi tiesa, jeigu sėdi darbą, aišku, individualiai, vėl, sakau, individualiai yra praktika, bet... Čia bent jau buvo tas pavyzdys, kai buvo, kad su vaikščiam, ta prasme, sako, kad tas geriau dažniau, pavyzdžiui, kad tiesiog tas pavaiščiamas, negu kad, pavyzdžiui, ten vaikščiamas iš karto 2 valandom, ta prasme, ir daugiau, kad visą dieną beveik nieko nebevaikščiam. Taip, yra ir tiesos, bet, sakau, judėti ir dar kartą judėti. Mes labiau paskatinsim judėti, kaip irgi Arnas irgi juda. Jis juda, nesėdi. Išmoko. Taip, išmoko iš tėtės. Arnai ką? Čia biškis yra tai... Bet aš tai ramus, o jūs? Taip. Mūsų įsisarkuoja. Sako, naujas visada patirtis yra. Taip. Tai kas labiausiai jūs įkvėpė kasdieninėme gyvenime? Taip.
ilgai dirbu ir kartais turbūt grįžti namo ir tu turėtum nieko nedaryti, pavargęs gulėti. Ne, tai yra dar, pavyzdžiui, šuniukas, mes išeinam ryte vakare pasivaikščioti, vaikai yra, jų patirtis darželiuose išpasakoja, einam žaisti, judėti, dūkti, tai va, ir po to eini miegoti, rytą atsikeli ir nauja diena, ir vėl viskas iš pradžių ir padėti žmogui. O kokių vertybių pats laikaisi dirbdamas su žmonėmis? Taip, tai pasakysiu, kad močiutė išmokė tikrai gerbti žmogų, nesvarbu jo amžių, lytį, statusą, socialinį, tai pirmiausia pagarba žmogui, pagarba savo profesijai ir iš klaidų mokiniesi, jeigu yra tos klaidos ir vėl praktika. Tai tu ką labai gerai bent jau pažymėjai, atrodo tas dalykas, kad neišskirdamas kokios nei ten rasės ar socialinės tavo padėties, kad tu visą tokią profesionalią pačią vis tiek tą gydymą ar tą savo, tą dalyką sutikė žmogui. Taip. Tas man bent jau striga labiau. Tvarkoj. O kas tavo pačiam yra gera darbo diena? Gera darbo diena. Toks kas grįžai, šiandien buvo padirbėta. Taip. Tai pirmiausia, kai ateina žmogus, jam skauda. Taip, eik tenai pažais, gerai. Tai kai ateina žmogus su skausmu, perkreiptų veidų ir sako, man skauda, nebegaliu. Tai va, išklausai, ištestuoji, padarai galbūt manipulacijas, galbūt elektrą uždedi, gal lazerio terapiją, dar kažką pakalbį, pabendrauji ir žiūri po valandos, jam jau geriau. Ir taip motyvuoja irgi. Taip, motyvacija yra puikia. O kaip pavyzdžiui, sakai, kad tas manipuliacija, ar ne? Taip, manipulacijos tai palpacija, tai yra, tarkim, skauda. Vaikams irgi manipulacija būna dažnai, gal ne? Ne, ta prasme, manipulacijos, mobilizacijos, tai yra, tarkim, masažai, galbūt judesys per sąnarį ir tai jau yra gydymas. Man bent jau kas primena, kas labiausiai reikalingas tavo šitam darbe, tai irgi atrodo, ar tavo profesijai, tas klientų aptarnavimas paprasčiausiai, kad tas gebėjimas. Tai kaip tu šitą, pavyzdžiui, mokaisi, ta prasme, arba iš kur tas atsiranda tas gebėjimas, kad laisvai komunikuoti su įvairia grupė, kada žmogus, elementariai sakė, kada sužalotas labai ir kada arba kitas gal spiriuojantis arba jau turintis kažkokią nusistatymą prieš. Taip, tai yra pirmiausia kantrybė pas mane, išklausimas ir padėjimas žmogui. Taip. Tamu. Na ir kaip pavyksta derinti darbą, šeimą, pomėgių? Tai, kartais būna labai sunku, bet sakau, visada rytas protingesnis už vakarą ir ateini į darbą ir pirmiausia apsižiūri aplinką, įeina žmogus pro duris, jau jį apžiūri nuo galvos iki kojų ir tada motyvacija prasideda. O tada grįžti, aišku, yra darbai, yra krepšinis pomėgis, aišku, dėliojasi pirmenybė šeima darbas, o po to, jeigu lieka hobiui. Visada reikia. Smagu. Kaip ar gerai, laikas? Gerai. Jam tik judėti. Pagal moto. Taip, motom. Na tai gerai, galim uždaryti tos rimtesnius klausimus jau. O, gerai. Dabar turėsim žaidimuką. Gerai. Vadinasi 5 sekundžių iššūkis. Bet galbūt duosim daugiau negu 5 sekundės. Tai mes pasakysim frazę ir jums reikės pasakyti 3 dalykus pagal tą frazę. Tai toks mūsų žaidimukas jau tapo kaip susivyka, kai vedėjom, kad kaip mūsų vizitinė kortelė gaunasi pavadinimas. Mūsų uždarimas žaidimas. Gal išeis. Tai gerai. 3 situacijos, kada žmogui būtinai reikia kineziterapeuto. Taip. Kai skauda ir dar kartą skauda. 3 pacientų pasiteisinimai, kodėl netliko namų darbų. Aha. Tai kai jie įeina pro duris ir tu matai, ar jie atliko namų darbus ar ne, iš karto matęs. O kokius pasiteisinimus sako? Oi, tai darbas, tai vaikai, tai... dariau, taip 1, 2, bet pasirodo nedarė. Čia bent jau man tas būdavo, kur teta irgi kineziterapeutė, tai tekdavo, kur ateini kažką tik pamatai,
kai tik pas ją pasirodai, atrodo pasijauti kaip jau invalidas, nes jau kažkas, čia jau šiek blogai, čia pakreipęs, ta prasme, klubas dar kažkas, tavo pėdas tas, vėl tas žodžiai. Taip. Tai yra fain. Tai 3 dalykai, kurie kineziterapeutui kelia šypseną. Kelia šypseną. Tai vėl, kai pacientas pasako, aš dariau, aš nedariau. O taip kelia šypseną, kai jam sekasi. O kai jam skauda, mes irgi šypsomės. Ir toks gaunasi pradžiai gal sarkazmas, bet taip pasirodo, kad ir pagalba tam žmogui, atvirkštinė pagalba tam žmogui. Nes kai rodai šypseną ir norisi šypsotis atgal. Bet čia tas yra labai geras pavyzdys. Bent jau aš, kai būdavau, kai reikėdavo arba užkalbininkai su žmogum kažkokį tą, jeigu jau šypsaisi ateini, jis jau toks jau, tai god, čia taip jau šypsaisi, Tai būna, kai voluojasi, tarkim, šlaunį, yra įsitempus šlaunis. Žinau šitą. Taip. Tas skausmas toks atrodo, bet toks paskui džiaugsmas, skausmas atrodo, kaip tuo pačiu metu toks valiojas, arba dar kai būda, irgi kai kineziterapeutas, tu galėtum, žinai, kada pasigulda ant šoną, ar tau vos net tada alkūnė būna spaudžia tą patį klubą. Aš galėčiau, Martynai, tau pečių trapeciją, arba tau irgi, jeigu kur skauda, aš galiu atrasti ir galėsim juoktis. Aš tibėjau, ta prasme, man atrodo, aš jau gal tokius irgi kaip Arnas garsus kartais paleisiu tokius, kur net pačiam net buvo žinota, kad tokių yra. Jau traumuotas Martynas. Gerai, jau pasėjo. Tarko. Tai kai 3 judesiai, kurie išduoda, kad žmogus sėdi per daug? Taip. Sunkiau atsistoja veido mimikos ir darant judesį. Čia kaip tas... Veido mimikos? Persikreipęs veidas, tarkim. Bando atsistoti ir... Čia žinai, kai jau senelė... Senelė, o jam tik 20 metų. Čia apie tave buvo, jeigu ką. Jis sakė, sportuoja. Na ir 3 pratimai, kuriuos rekomenduotum visiems žmonėms. Stoti, sėsti. Taip, vėl sakau, skirtingi judesiai žmonėms, bet jeigu bendrai, tai gali būti ir lenta įvairių pozų, miręs vabalas, galėsim parodyti po to. Va, čia tai akrobatika jau girdisi. Taip, ir dažnai, jeigu yra skausmas, yra tam tikros ergonominės padėtis. Jeigu tai yra ūmus periodas, tai sakyčiau, tarkim, kojas uždėti ant kamulio didelio ir kampas toksai yra 90 pasvyręs ir sakau, tai priklauso nuo žmogaus problemos, pačio žmogaus ir kokia tai yra ūmi fazė ar lėtinė. Tai ką, ačiū tau, Pauliau, kad atvykai. Bandom irgi, kad tas pas kaip saldainis, kad būtų. Taip, žinai, taip. Nei per ilgas, nei per trumpas. Toks trumpas pasivaikščiojimas kartu. Tai irgi kaip su tavim ir su Arnu, irgi ir su mumis. Tai ačiū tiems patiems žiūrovams, kurie žiūrit ir sekat mus, rekomenduojat ar pasidalinat. Ir dar turim dovanėlę šiokią tokią nuo mūsų, nuo kolegijos. O galėsiu dar žodį? Niekad nesakydavau žodį. Žinoma. Ai, pirmą dovanėlę. Ačiū. Kad prisimintumėt kolegiją? Aš visada prisimenu, aš mokinausi, aš alumnininkas, aš ateinu į kolegiją studentus, egzaminuoju, recenzentas esu jų darbų, tai aš nuo kolegijos netitolęs. Ir studentų atstovybė būna ir jie renginiams padeda paremti. Ir pats dalyvauja, būna, irgi krepšinio buvo. Parodau pavyzdį jaunimui. Tikrai taip, aš jau nepralošiu. Taip, tai aš dar, jeigu galima, trumpą žodį. Taip, Arnai, trumpą žodį, gerai? Tai visiems linkiu judėti, sveikai judėti, rinktis profesiją ir nebijoti dirbti, liesti žmonės, palpuoti. Ir jeigu bus problemų, tai prašom kreiptis kineziterapijos kliniką, judesio DNR, Puzino 10A prie moterų kalėjimo. Taip. Gerai. Visiems siūlome apsilankyti ir patiems reikėtų, manau. Reikėtų. Tai va, ačiū jums visiems. Ačiū. Iki kitą kartą. Iki kitą kartą. Bum.